Sveiki. Ar teko girdėti, kad kalcis nėra visas vienodas ir kai kurie bijo jį pastoviai vartoti? Kodėl Nelife kompanijos kalcis yra saugus? Nes naudojamas grynas farmacinis kalcio karbonatas, kuris yra naudingas žmogaus organizmui ir yra lengvai tirpstantis. Dėl to jis lengvai įsisavina. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kokio nevartoti. Tai gali būti kalcio šaltinis iš dolomito, dėl jo yra perspėjama, jame gali būti švino, o švinas naudos mums nepriduoda. Antras, tai kaulų miltai gali būti vartojami kaip kalcio šaltinis, bet apdorotose kaulų miltuose gali būti fosforo perteklius. Šitame kalcyje nėra fosforo. Pasirodo, netgi yra manoma, dėl fosforo pertekliaus organizme gali formuotis akmenys inkstuose. Tai vartojant švarų kalcį, lengvai įsisavinama, jis sukontroliuoja fosforo balansą organizme ir neleidžia viršyti jam. Kodėl nereikėtų vartoti kalcio vieno kaip papildo? Pasirodo, jeigu trūksta magnio ir vitamino D, kalcis nėra taip lengvai pasisavinamas. Todėl Nelife kompanija yra sukūrusi kompleksą, ne šiaip savo, kalcis yra ne vienas, jie veikia tarpusavį sinergiškai ir vienas kitam padeda, vienas be kito. Jeigu trūksta magnio, kažkas nevyksta organizme su kalciu, jeigu trūksta D, taip pat jis nėra absorbuojamas, neįsisavinamas ir panašiai. Tarp kitko, ne vieną turiu patirtį iš asmeninio rato, kaip šitą vartojant, net vitaminą D žmonės susikelia ir papildomai nereikia vartoti. Taip kad šitas kompleksas yra saugus ir vaikams, ir suaugusiems. Ir apie jo naudą jau dalinausi, tai ne tik kaulam, ne tik dantims, apskritai ir raumenims, ir netgi nuo jo priklauso apskritai žmogaus gebėjimas judėti. Nauda begalinė, vienas produktas, o nauda begalinė. Ir šiai dienai mes jį ypatingai sąžiningai vartojame, nes prasidėjo odų įkandimai, o iš po savaitgalio parvažiavom visų mūsų paskanavo, ir kad nesikasyti, kad neneštėtų. Mes dar saugę dar lyg ir galėtumėm pakentėti, bet vaikui to nepasakysi. Šitas produktas nuramina ir gražiai užgyja, jokių guzų, jokio nieko, jokių kasimosi, ir labai labai rekomenduoju, naudokit, vartokit. Jeigu norėtųsi daugiau informacijos, būtinai parašykit, galima įsigyti ir pas mane, gausite daugiau informacijos ir nebūsite vieni, visada galėsim pasikonsultuoti. Tam kartui tiek, būkite sveiki.